Esu Edvinas, dalyvauju Super 2000, šiais metais važiavau Super 2000 autokroso čempionate klasėje ir esu šiam sport komandos. Oi, čia visokių jaunų mažų dienų, vis tiek kažkokie motociklai, praaugom šiek tiek, vėl ten kažkokia jau technika 4 ratais. Nu, čia viskas dar anksti prasidėjo, tik paskui kažkaip jau nebeįdomu buvo po tos kaimus važinėti, ir taip ir draugas klubo komandos pradėjo kažkaip irgi mėgėjiškai autokrosą, ten savo mėgom mašiniuką tokį pasidaręs, tai ir per draugą realiai taip ir visi kartu judėjom, kartu augom ir taip ir atsiradom sporte. Realiai priklausytų, aišku, viskas nuo to, koks biudžetas yra. Šiaip, jeigu taupyt biudžetą ir yra galimybė nusipirkti kažkokį ruoštą, jau sportinį automobilį, tai aš manau, kad vienareikšmiškai būtų pigiau nusipirkti ir kažką galbūt pagal save persidaryti, kažką pasidaryti, nes šiaip technika, aišku, kainuoja, bet ir šiai dienai ir darbas nemažai sunaudoja išlaidų, tai dažniausia pirkti automobilį būtų kažkokį konkurencingą, jeigu yra galimybė, tai manau, kad išeitų pigesnis variantas. Maždaug vis tiek yra pagrindiniai baziniai dalykai, kas jisai nėra kažkoks ten wow, nėra jisai labai brangus, jis yra tiesiog padarytas baziniai pagrindiniai dalykai, kad jisai būtų konkurencingas klasėje ir aš manau vis tiek, tarp 15–20 tūkstančių galėtų tiek suskaičiuoti. Padangos šiaip krose nėra labai taip, kad reikėtų pastoviai naujas pirkti, jos ir nėra brangios, yra tų padangų visokių ir restauruotų, ir naujų, ir galima dėvėtų padangų pirkti. Tai aš manau, su 10 padangų visą sezoną, bent jau 5 varžybas, tai tikrai jeigu vienoje važiuojat vienam čempionate, dar papildomų porą varžybų vis tiek per sezoną gaunasi, tai kažkur sudalyvauti ar ten taurėje, ar kažkur, tai, manau, 10 padangų, gal net nei tiek, žinokit, nereikėtų. Priklausomai, aišku, ir nuo trasos, kaip trasa, ar koks tas gruntas, vienur dyla labiau padangos, kitur mažiau, vėl mišinių pasirinkimai, bet aš manau, iki 10 padangų tai galima drąsiai susisiekti. Techninis personalas, tai visada vis tiek keletą žmonių, kurie dirba prie mašinos, turi būti bent 2 žmonės. Sunku labai spręsti, bet išlaidos tikrai nėra didelios, tai čia būtų išlaidos, tai žmogiškos išlaidos, tai pavalgyti, galbūt apsistoti, kažką ten degalų įsipilti aplinkui, į kažkokius savo tiesiog automobilį, su kuo atsivežam, tai nėra iš tikrųjų dideli kaštai, kad reikėtų ten daug pinigų ir tai nežinau, sezonui, tarkim, varžybom, gal aš čia jau skaičiuosiu taip grubiai ir į didžiąją pusę, 400 eurų, manau, varžybom pakankamai sudalyvauti varžybose. Psichologiniai, manau. Psichologiniai iššūkiai yra didžiausia, reikia susitvarkyti su savim, daug vairuotojų, skaitant ir mane, gal kartais būna ir sunkiau, bet čia toks psichologinis nusiteikimas turi būti, kad saugot kitą ir apsaugot save, o daug vairuotojų nelabai mąsto važiuojant.
būtent autokroso šaka, nemanau, kad yra brangu. Nemanau, yra brangesnių, ne? Yra tikrai brangesnių, jeigu iš tokių artimų krosų, tai daug žymiai ryškiai brangesnis yra rally krosas. Tai ten ir technika yra, atvažiuoja komandos didesnės, biudžetai didelį ir jau jie ten investuoja į pinigėlius į visą tą sportą. O mes čia taip tiesiog važiuojam be didelių investicijų, aš taip pavadinčiau, kad tikrai nėra brangu važiuoti. Saulius Žunda, bagiai B1600. Šitas sportas jau pradėtas prieš 15 metų. Tai nebuvo jokia naujiena. Teko 92 metais pamechanikaut prie bagių, paskui buvo pertrauka. Ir tada prieš 15 metų buvo įsigytas galvaromas bagis. Pradėta važiuoti, su kvadriniu jau gal važiuoju 6 metai. Tai be abejo, kad geriau pirkti taisyklingai pagamintą automobilį, nes pagaminti pačiam pirmą kartą tikrai, kai bagės, tai yra tikrai sudėtinga ir tikrai nepasiseks. Aš nežinau, tai po sezono toks bagis iki 20 000 daugiau nekainuos, nes jis yra senas, be galo mano senas bagis, aš su juo daug važiuoju, bet jo jis pagamintas prieš 12 metų, tai tik stipriai ištobulintas. Tai jisai, kaip sakau, man kaip sportininkai ir už tiek jau gaila atiduoti, nes jam per daug įdėta dūšė širdies ir tikrai jisai padarytas gerai, taisyklingai. Dabar, ypač dabar, tai jisai viskas padaryta. O kad ir nupirkt bagį kaip ir Europoje, yra pavyzdžių, tai nėra visi bagiai padaryti taisyklingai ir kad visi tikrai sustiguoti. Tai ir pakabas, ir amortizatoriai būna nedavesti, ir varikliai, tai prie jo dar reikia daug padirbėti. Tai žiūrint, kaip važiuoju, jeigu Lietuvos čempionatui, sakykime, tai nėra daug, bet šiemet teko sudalyvauti etapai europinių, ten eina Cooper padangas, kitų negali naudoti. Tai bet ir gaunas tiem Lietuvos čempionatam vienas turi, Europos čempionatam kitiem, tai tų konfliktų yra daug, bijau ir pasakyti, bet yra tikrai daug. Daugiausiai šeima. Žmona visą laiką lydi ir vaikai. Nu ir draugai, kai labai reikia, jau tikras varžybas, Europos čempionatai, ten etapai jau rimti, tai tikrai daugiau yra ir mechanikų ir visko. Šiaip tai pats namie ruošiu vienas, viską darau pats. O čia varžybose, pavyzdžiui, vienam įmanoma prasisukti? Ne, vienam tikrai neįmanoma, mažiausiai turi būti 2 arba 3, mažiausiai, nes tikrai yra reikalų, reikia rakiniai įsivalyti, jeigu ten važiuoji ne pirmas, jeigu šlapia trasa, reikia ratai pakeisti, reikia įsivalyti tą bagį, nes ne kebolinė mašina, tai jeigu važiuoji ne pirmas, tikrai daug būna purvo ir reikia įsikopti. Tada tai yra kas veikia, o kai Europos čempionate, tai ir 5 ir 6 būnam ir tai čia spėjam suktis. Viskas priklauso nuo to, kaip ir jūs klausit, kaip kiekvienam sportui, rally pasakys, viskas priklauso, kur ruoši mašinų, kas ruoši ir kokiam kainam ruoši. Aš, pavyzdžiui, mašiną ruošiu pats. Viskas visom varžybom mano mašina paruošta pačiai ir tai yra, galime skaičiuoti to biudžetą, kurio reikia padangam, kūrui, detaliam, tai jeigu nuvežtum pas autorizuotus tie, kurie mašinas ruošia sportui, tai manau tokios pačios sumos reiktų dar, kad jie būtų paruošta kiekvienom varžybom. Krose iššūkiai, nežinau, aš kažkada su kėbulu pavažiavau 1 metus, tai man pasirodė blėtoko, aš tada įsikėjau bagį, tada man gerai, aš dabar nežinau, kaip tektų su kėbulu važiuoti, gal važiuočiau ir neblogai, nežinau. Bet kas ateina, pavyzdžiui, į bagių klasę iš kėbulų, tai daug kam neprilimpa labai, nes daug žvyra, daug menkiausias kontaktas, matot, nuo kėbulo kontaktai yra kėbulais nejautrus, bagiai kontaktai ratais. Tai menkiausia klaidytė ratai sulypa jau į net. O kėbulais kas važiuoja, aš nežinau, bijau ką nors pasakyti. Kai, aišku, reakcija, sprendimai žaibiški, ten jau ne pusę sekundės, ten 100 dalis turi priimti, nes ne kiekvienas neteisingas priimtas sprendimas iškart įtakoja rezultatui, o važiuoti nėra paprasta, nes patys matėt, manau, kova didžiulė ir tikrai čia palauk nėra, praradai poziciją, viskas, reikia vėl iš naujo atskavoti, jau nėra tiek ratų ir tiek laika, kad galėtum atgroti kažkur tai.
Aišku, be abejo, kad brangus. Gal krosas tikrai yra pigesnis už ralį, tai tikrai. Nežinau, su žiedininkais irgi, kiek teka bendrauti, tai kaip pasveriam, tai taip. Tai tikrai yra pigesnis sporto šaka negu... Aišku, viskas priklauso, ką reiškia pigesnė. Kiek tu jo įdedi, kokią rezultatą sieki. Jeigu važiuotas pats ralį. Jeigu tik važiuoji, tai nemanau, kad ten kainuoja daug. Bet jeigu siekti rezultatą, tada jau prasideda pinigai. Ir manau visur, ir žiedį, ir drifti tas pats yra. Važiuoti yra viena, siekti rezultatą yra kita. Esu Dalis Valiukas, važiuoju Supercars klasėje su šiuo Mickey Mouse. Pradėjau sportą, tai žinokit, čia labai senai jau. Dabar jeigu 31, tai jau 18 metų važiuoju. Jau pradėjau, tai tiesiog dėdė važiuodavo ten tuos vadinamus bulės. Ir sako, man buvo 13 metų, sako, gal norėtum pavažiuoti su mano mašina, nes tais laikais ten tas krosas būdavo čia pas mus Aukštaitėje toks, labai myrės. Ar norėtum, sako, suvažiuoti? Niekad nevažiavęs, dėti, sakom, pabandom. Tai va, pabandėm vienas varžybas, pirmose varžybose 3 finišavau. Tada antrose varžybose čia buvo jau vietoj Kupiški, 5 baigiau ir taip ir užsikabinam. Tada pradėjom pripaišinas, pradėjom darytis, jo. Aš asmeniškai tai gamintis labiau noriu visada, nes patinka man konstruoti iš tikrųjų, tai o jeigu kad va taip kitam pradėti kažką pradedačiajam, tai tik pirk, nes iš tikrųjų tai dvigubai pigiau gausis nupirkti ir tu jau žinai tas meta mašina, vis tiek tos vadinamus kasekus bus išgaudyta, tai tiesiog jeigu normalią pasimsi, atsisėsi, lėksi, gazuosi ir viskas. O kai pradedi konstruoti, daug niuansų išlenda ir daug tasme patobulinimų, kur reikia, tai labai daug išlenda to tokių dalykų. Ką žinau, šiaip sakyšęs tai daug. Tasme, realiai jeigu parduoti, tai kokį 15 000 eurų gaučiau, bet jeigu pasigaminti taip nuo nulio reiktų visą, tai manau 20 net neužtektų nei pro kur tasme. Ir čia viską pačiam darantis. Tai va, tai, grubiai dėk 15-20 000. Žiūrim, kokią minkštumą pirksi. Mes, kai ten nesam labai turtingi tentais, tai perkam biškį kietesnės, paprastesnės. Bet realiai 2 komplektų bent jau mum, Supercaram, tai sezonui Sočiai. Tasme, reikia realiai turėti 8 padangas bent jau. Nes, dabar padarė čempionate KX tipo kaip ir nebegalima jau, dabar važiuoju tik su žvyrais. Tai turi 8 žvyrus, tai sezonui kaip ir užtektų. Jeigu neprakaposi, aišku. Aišku, faktas būna visko. Bet šiaip užtenka. Visada šiaip važiuoja draugai, tasme, draugai man padeda ir mašiną pasiruoš visada. Bent jau aš jas pristroju visą laiką pasiruoštų, tai realiai važiuoju aš ir važiuoja bent jau 2 mechanikai visada. Tai va, tėvukas būna kartais važiuoja kartu irgi, bet šiandien atvažiuoju realiai vienas, nes tėvukas visus mano mechanikus paėmė teisėjauti. Bet viskas gerai, mes spėjom viską, be gedimų realiai važiavam, tai viskas kaip ir good. Tai grubiai skaičiuok, jeigu taip važiuoti į varžybas, tai mes jau kaip skaičiuojam, tai varžybos 1000 eurų. Taip jau, nes ir to kūro reikia, nuvažiavimai, viskas, maistai, vis tiek kažkas biški pagenda, tai jau taip dedam, kad nes ir pasirašymas vis tiek kažką perki naują dedi, tai jau dedam, kad varžybos 1000 jau. Aišku, būna ir daugiau, jeigu kažką daugiau sulaužai, tai ten jau sėgi normaliai piniginė. 10 000 telpas per sezoną? Jo, aš matai, dabar šiaip realiai šiemet važiavau 3 varžybos tik tai čempionatą važiavau tik tai 2, tai nereikėjo man tiek, bet šiaip jeigu sezonui visą čempionatą atvažiuoti, jeigu be stambių gedimų, tai manau 4-5 000 užtektų kažkas va taip. Iššūkiai, nežinau, tiesiog atsisėdi, kad iššūkiai, vėl nežino. Reikia nebijoti, reikia, kad mašina būtų patikima. Šiaip patikimumas ir dažniausiai laimi. Tu gali būti koks nori greitas, bet jeigu tą mašiną laikys, nelaimėsi, nieko. Tai jo. Tau daug... darbo į mašiną. Jo, reikia namų darbus pasidaryti visada. Ir faktas, reikia, biškį tą baimės jausmą, taip iš šono, biškį pastumti, kai važiuoji į trasą, viskas jo.
Aš driftą pradėjau, vakarais įsijungiu visokius vaizdelius, tai aš pasižiūriu, kiek tos padangas kainuoja, tai realiai mūsų pigus šis sportas gaunas, nes ten jie ant padangų vien kiek išleidžia pinigų. Tai aš galvoju, kad mūsų sąlyginai pigus yra. Va draugus važiuoja rallycross'e, tai va te brangus yra, nes ten padangas irgi baisiai brangas. Ten vienas salonas kainuoja 400 eurų beveik. Sakau, krosas, jeigu dar tu važiuotum, pavyzdžiui, su 1.100, ne su kvatriniu, ne turbinin, paprastesnė mašina, tai tikrai galima, ten nebrangiai važiuoti ir tikrai ir tas efektas, ir pakaifuosi, tikrai bus gerai. Šiaip, iš automobilių sporto, tai aš galvoju, nėra pats pigiausias, nes aš galvoju, slalomas gal pigiausias toks dalykas yra, kad sportuot, bet ir nėra, kad kosmiškai brangus tas būtų. Tikrai įmanoma sportuoti su juo, taip.